Labutė, sugalvojau tokį dalyką. Vakar Instagramo storiuose paklausiau sekėjų, kurį norėtumėt, kad eskizą aš nutapyčiau šioje drobėje. Tai iš viso buvo 6 variantai. Labai paprasti eskizai tiesiog nupiešti su pieštukais spalvotais. Visiškai bet kas, belekas, kas buvo mano galvoje. Be jokio plano ir su atsipalaidavimu. Man taip labiausiai patinka piešti ir tapyti. Ir taip ir įdėjau storį ir paklausiau, kurį norėtumėt, kad aš nutapyčiau. Tai pasižiūrim, kokie buvo atsakymų variantai. Šiaip iš tikrųjų ganėtinai aktyviai balsavo žmonės. Tiesiog parašė vieną arba kelis skaičius ir nugalėtojas yra lygiosios. Ir kas galėjo pagalvoti, kad bus lygiosios. Tai antras ir trečias eskizai gavo po tą patį taškų skaičių. Mano favoritas numeris 4 surinko 7 taškus. Taip norėjau, kad laimėtų. Žiūriu, kai žmonės pradėjo balsuoti, kad nesirenka mano favorito kažkaip. Ką padarysi? Labai keista, kad 5 variantas neturi nei vieno balo. Kodėl? Ar jums nepatinka rudi atspalviai? Nes man asmeniškai tai labai patinka. Na tai manau dabar tiesiog reikia nuspręsti, ar antrą, kuris yra šis, ar trečią tapysiu. Kadangi širdeles ką tik tapiau, ne širdeles, o širdelę, gal ir daug širdelių iš tikrųjų, tai gal šiek tiek ir noriu dabar pailsėti nuo jų. Ir manau, kad tada mums lieka tik vienas variantas, tai yra numeris 3. Aš vadinu tai raizgalynėm. Raizgalynėm, akalynėm. Abstraktus menas, potėpiai, linijos, kurios eina tiesiog iš vidaus. Manau, nieko nelaukim ir pradėkim. Kas mane matote pirmą kartą, tai labas, mano vardas Edita. Visai neseniai prieš mėnesį laiko išėjau iš savo darbo ir dirbau banke. Finansų srityje dirbau beveik jau 8 metus ir priėmiau, manau, labai drąsų sprendimą išeiti iš darbo ir būti menininkė. Tai kviečiu tave sekti mane toliau, nepamiršk prenumeruoti mano kanalo bei paspausti laikančio video, tai man labai padeda. Kviečiu tave leistis į kelionę kartu su manimi ir pažiūrėti, kaip man seksis tapti tą tikrąją menininkę. Šiaip kažkaip nepatogu man tapyti palaidais plaukais, tai susirišiu kasą ir pradėsiu pirmą su akriliniais dažais, o po to ryškumo uždėsiu ant viršaus aliejinių dažų. Bet dabar žiūriu, kokie čia atspalviai, tai atsirinksiu tinkamus akrilinių dažų atspalvius. Mėlyna, violetinė. Susirinksiu visas mėlynas, violetinės, ką tik turiu. Rožinė, balta. Atėjo panelė Simba. Simba, pasisveikink su žiūrovais. Sveiki, čia Simba. Šiaip iš tikrųjų nesu dariusi, bet dabar labai pagalvojau apie tą underpainting, kai padengi visą drobę viena spalva ir tada ant viršaus tapai kitomis, tai tada persiduoda iš apačios tos spalvos atspalvis. Pavyzdžiui, jeigu tapyčiau visą drobę rožinę, tai persiduotų tas rožinis šiek tiek šiltas atspalvis lįstų į viršų, kas suteiktų visam paveikslui tokio šiltesnio tono. Tik akrilinių dažų nelabai daug turiu. Šiaip daugiau pas mane vieną liejinį dabar, bet ką turim, tą turim. Mane bandysim išsiversti su tuo, kas yra. Kažkaip pastaruoju metu pradėjau tapyti su pirštinėmis, ypač kai tapau su liejiniais dažais. Taip, tai galvoju, paimsiu rožinę, raudoną tokią, bordo labiau. Teptukai čia paslėpti. Simsiu naują teptuko. Kažkaip prastai stovi, reiks suveršti. Mano molbertas jau iš tikrųjų labai senas, jam kokių 15-18 metų, gal jau kokių, ir jisai yra toks plenerinis molbertas, man rodos gerai pasakiau, kurį labai patogu neštis į gamtą, nes jisai susilanksto ir pasidaro toks mažiukas. Wow. Šiaip iš tikrųjų pačiai įdomu, kas gausis. Niekada nedariau rožinės spalvos. Esu dariusi rudą. Palaukit, kaip jinai vadinasi? Burnt siena. Šiaip galvoju, gal reikėtų šiek tiek ir įmaišyti mėlynos spalvos. Ko čia taip neatsisuka? Opa. Šiaip esu mačiusi, kaip kiti tapytojai pasiguldo drobę ant stalo ir labai tą pirmą sluoksnį daro tokį šlapę, pila taip vandenį, visai plėja spalvas.
Aš nesu dar bandžiusi tokio dalyko, atrodo iš tikrųjų tikrai labai įdomiai. Tuoj kai ką atsinešiu. Ir tai yra vandens purkštukas. Reikia susišlapinti drobę, kad geriau tiesiog pasiskirstytų dažai. Kaip fainiai bėga. Bet, prilašės man ant kilimo, o ne aš tokia protinga. Nulaš ant kilimo, nu ką padarysi. Kilimas jau yra išteptas aliejiniais dažais. Nežinau, ką daryti. Wow! Bet kaip fainiai, taip tiesiog su ranka nesu taip dariusi. Pirmų kartų diena. O šiaip, kol tapau, galiu šiek tiek daugiau papasakoti apie save. Tai aš esu Edita, esu iš Anykščių. Kas mane sieja su menu, tai vaikystėje lankiau dailės mokyklą ir man ten labai patiko. Labiausiai patiko tapybos pamokos. Ir labiausiai nepatiko skulptūros pamokos. Skulptūros pamokos buvo tokios pilnos kančios, nes mane labai spausdavo skulptūros mokytoja. Aš atsimenu, aš sugalvodavau idėją ir man jinai labai patikdavo, bet mokytoja sakydavo, ne, jau prieš 2 metus šitą idėją buvo padaryta, galvo kažką kito. Ir aš atsimenu, labai liūdėdavau, bet dabar, kai pagalvojus, tai mokytoja mane tiesiog spaudė. Gal matė manyje potencialą, kad aš galiu dar geriau, dar įspūdingiau kažką sukurti, bet man tuo metu tai tiesiog stresas būdavo. O tapyboje aš kažkaip atsipalaiduodavau. Turbūt ir dabar labiau pasirenku tą tapybą, jausmų užtapymą ant drobės. Tai baigiau dailės mokyklą ir galvojau, kad tikriausiai mano gyvenimas siejasi su kūryba. Bet kažkaip taip nuklydau gal ne ten, kur reikia iš tikrųjų. Patingėjau ruošti stojamiesiems ir įstojau į vadybą. Taip ir atsidūriau banke, bet iš tikrųjų per visus tuos metus, kol studijavau, kol dirbau banke, kūryba manęs niekados neapleido. Ne tai, kad aš ją realizuodavau realybėje, kurdavau, bet nepakankamai dažnai, bet galvoje ta mintis jinai visą laiką buvo, visą laiką, kad noriu aš kurti. Ir prireikė nei daug, nei mažai 10 metų. 10 metų, kol pagaliau išdrįsčiau ir leisčiau tai kūrybai būti mano labai didelė gyvenimo dalimi. Tai pradėjau kurti turinį apie meną prieš 2 metus jau, beveik 2 metus. Tai buvo lietuviški video ir prieš kokius 4 metus pradėjau kurti video anglų kalba apie savo tapybą. Kūriau, filmavausi, nieko dar nežinojau apie video kūrimą, kaip ten geriau filmuoti, ką geriau sakyti, o šnekėti iš pradžių labai aš bijojau prieš kamerą. Labai nenatūraliai man viskas gaudavosi, peržiūrėdavau daug kartų, stresuodavau, nieko nekeldavau. Bet vieną dieną tiesiog sugalvojau kurti lietuvių kalbą. Tai mane padrąsino tai daryti mano vaikinas, ačiū jam. Taip, tai jo pagalba aš pradžioje susibūriau savo komandą, tai yra tekstų rašytoja ir video montuotoja. Ir mes pradėjom kurti turinį lietuvių kalba apie meną, lietuvių auditorijai. Ir tai buvo labai įdomu, taip pat labai prisimenu, bijojau aš to, bet sakyčiau, kad visas tas kūrimas buvo tikrai sėkmingas etapas, nes išmokau daug dalykų, kaip reikia kurti, gavau daug žinių, taip pat kurdama ir domėjausi apie užsienio menininkus, lietuvių menininkus, išmokau būti drąsi priešais kamerą, nebijoti kameros, išmokau kalbėti priešais ją, susibūriau auditoriją Instagrame ir tai prasidėjo ta mano, nežinau, kelionė, kur aš nusprendžiau, kad noriu, kad tai taptų ir mano darbas, ne tik mano hobis. Taip pat procese to viso kūrimo parašiau Laisvės TV ir pasiūliau pas juos turėti savo laidą, nes jau pastaruosius, atsimenu, 4 mėnesius kiekvieną pirmadienį keldavau meno žinių video, tai būdavo naujienos apie meną. Kas tą
tą savaitę įvyko Lietuvoje ir pasaulyje. Ir tada sugalvojau, kad galėtų gal tai būti laida. Laisvės TV sutiko. Aš laidą sukūriau vieną epizodą, bet dėja nesėkmingai, nes video nesulaukė daug peržiūrų. Ir taip man ir buvo pasakyta, jeigu video nesulauks daug žiūrovų, tai mes projekto toliau netęsime. Dėja taip ir nutiko, buvo labai liūdna, bet irgi labai džiaugiuosi, kad turėjau tą patirtį. Ačiū Laisvės TV komandai. Atsimenu, atvažiavo pas mane į studiją 2 žmonės ir padėjo visą ten nufilmuoti, lempos, kamerą, vadovė ta, kuri mane išmokė, kaip reikia kalbėti geriau priešais kamerą, kaip sakyti pauzės, ten veido mimikas daryti ir panašiai. Tai tikrai labai įdomi ir neįkainojama patirtis. Bet, kaip sakau, nesėkmingai, nieko iš to neišėjo, neišaugo. Bandžiau aš toliau daryti meno žinias savo kanale YouTube'o, bet sukūriau 3 epizodus ir nusprendžiau, kad nebenoriu tęsti, nes žiauriai daug darbo, žiauriai daug investicijų į tą visą kūrimą, mažai peržiūrų. Ir tada nusprendžiau, kad nebenoriu aš kurti nei meno žinių, nei jokių istorijų pasakoti apie kitus menininkus, noriu pati tapyti. Noriu kurti, noriu būti menininkė. Ir kažkaip jaučiau, kad 2026 metai bus tie mano metai, kur aš kažką padarysiu. Kažkaip aš jutaus, tikėjau savim. Ir taip gavosi, kad sausio mėnesį išėjau už darbo. Tikrai neplanavau aš tada išeiti, bet pasikeitė darbe kai kurie dalykai, kurie manęs netenkino ir aš tiesiog nusprendžiau surizikuoti ir eiti tuo nežinomybės keliu. Ir štai aš esu dabar čia, pasakoju. Kuriu jums ir nežinau, kur mane visą tai nuves. Ok, tai turime pagrindą paruoštą. Šiaip žiauriai geras gavosi, ne? Tik nežinau, iš kurios pusės. Buvau šiek tiek išbėgusi, grįžau, tai šiek tiek sutemo jau dabar, nes jau beveik vakaras, bet reikia tęsti toliau, ką pradėjau. Tai viskas, žinokit, išdžiuvo. Sausa. Man reikia prisiklijuoti, bet aš dabar nežinau su kuo. Dar vienas dalykas, kurį pamiršau paminėti, tai visai neseniai susikūriau savo meno elektroninę parduotuvę artedia.store. Jeigu dar ten neapsilankei, tai kviečiu apsilankyti, ten rasi visus mano paveikslus, visą sukurtą meną ir dar originalius kūrinius bei printus. Šitas kūrinys taip pat keliaus ten, o šiaip noriu išduoti paslaptį. Svajoju šiais metais surengti parodą. Galvoju apie konceptą jos, kaip ir idėją turiu, bet dar viskas taip labai abstrakčiai. Labai tikiuosi, kad šiais metais pavyks padaryti. Ne tai, kad labai tikiuosi, bet gal mintise daviau savo tokį tikslą, kad turi išeiti padaryti. Tai pažiūrėsim, tikiuosi gausis. Visai nieko. Visai patinka. Šiaip iš tikrųjų visai didelė yra šita drobė ir supratau, kad kai iš arti tapau, tai beveik nieko aš čia nematau. Ir vis reikia atsitraukti atgal pasižiūrėti. Kol kas man čia, žinokit, aštunkojai kažkokie. Gėlių žiedlapiai mano vaizduotėje turėtų būti. Tokios 2 gyvybės srovės. Žodžiu, bet šiaip visa inspiracija paimta, tuoj parodysiu iš kokio kūrinio. Tai va iš čia. Jis vadinasi Prisilietimo galia. Jo, jis nutapytas 24 metais, tai jau prieš 2 metus. Labai man patinka, mažas, bet toks, turi tą savo tokią energiją. Angliškai buvo pavadinimas When You Touch Me. Tai va, kai tą pajauti prisilietimą kito žmogaus ir per kūną nueina tokia elektros srovė. Tai va, būtent tą srovę ir tą jausmą čia ir pavaizdavau.
Na ką, kita jau diena atėjo, sveiki atvykę į antrą dieną paveikslo tapimo dieną. Štai ką turime tokį rezultatą. Man tai čia dabar primena kažkokius aštunkojus medūzas, šiaip jo labiau aštunkojai tokie mėlyni. Kaip ir fainiai atrodo, bet ne tą aš noriu pavaizduoti. Tęsiam toliau. Aš įsivaizduoju, kad šviesa krenta maždaug iš čia. Kažkaip labai faina su dideliu teptuku tapyti, ypač ant tokios didelės drobės. Šiaip kuo man patinka akriliniai dažai, kad galima labai greitai daug kartų ant viršaus sluoksniuoti kiek nori. Nutapai, nepatinka, palauki šiek tiek kol išdžiūna ir tapai ant viršaus, nes su aliejiniais yra sudėtingiau, nes jie ilgiau džiūna. Ir jeigu tu ant viršaus tapysi ant šlapio dažo, tai tikėtina, kad gali gauti makaliūzę. Spalvos tiesiog susilies ir gali gautis purvina spalva. Aišku, ne visada žiūrint, kokiamis spalvomis tu tapai. Tai jeigu nori kažką pertapyti, tai naudojant aliejinius dažus, tai rekomenduojama tą vietą geriau nuvalyti ir ant viršaus tapyti. O akriliniais galima pasižaisti sluoksniuojant. Šiaip iš tikrųjų net būna kartais, kad aš nežinau, ką aš darau. Tapau taip, kaip man tą akimirką atrodo yra geriausia, ką jaučiu. Taip fainiausia yra tapyti. Ką tik pagavau, kad šiek tiek nuklystų nuo savo eskizo, bet aš ir neplanavau daryti jo identiško. Kaip fainiai. Ką tik pasižiūrėjau į savo eskizą ir pamačiau, kad čia yra fonas ganėtinai šviesus. Realiai baltas, o čia pas mane rožinis. Man patinka ta rožinė, bet ar ne per rožinis jisai? O gal gyvenime rožinės per daug nebūna? Nežinau. Pabandysiu šiek tiek pašviesinti foną ir pažiūrėsim, kaip gausis bendras vaizdas. Čia? O, wow. Labai šviesu. Net nežinau, ar aš noriu dabar jį taip šviesinti, bet pasižiūrim, kas gausis. Vos pradėjau tapyti tą šviesą spalvą ir supratau, kad visgi patinka man tas rožinis fonas paveiksle. Nesvarbu, kad eskize yra nemažai baltos, bet eskizas ir lieka eskizu dažniausiai. Kai tapai ant drobės, kai turi daugiau erdvės ir kažkaip procese pamatai, kad kai kurie sprendimai yra geresni. Reikia nebijoti ir galima nuklysti nuo to pirminio plano. Taip pat tapydama paveikslą visą laiką nutapau ir paveikslo kraštelius, kad norint pasikabinti paveikslą ant sienos, nebūtinai jam reikia rėmo, bet pakabinus tiesiog ir be rėmo, tie krašteliai būtų kaip paveikslo tęsinys, tada paveikslas atrodo estetiškai užbaigtas. Na ką, sveiki. Šiandien yra trečioji diena, kai tapysiu paveikslą. Dabar yra savaitgalis, vakaras, tai sugalvojau, kad patapysiu nors valandą, kad tiesiog išsiugdyti tą įprotį tapyti, kad ir po nedaug, bet dažnai, beveik kiekvieną dieną. Vakar buvau praleidus dieną netapiau, bet šiaip tikrai dabar palyginus labai dažnai tapau. Turime tokį rezultatą, man iš tikrųjų jis jau dabar labai patinka, bet norėtųsi dar jame šiek tiek daugiau gylio padaryti, tai pašešėliuoti, gal dar kokių keletą spalvų įmesti. Tai bandom toliau tada sukurti tą meno kūrinį. Pridėjau daugiau linijų, labiau ties šia vieta tokių smulkesnių, nes čia man taip atrodo tokia jungtis tarp šitų dviejų energijų ir čia liktai skleidžiasi ta vieta, tai
Tai va čia kažkaip man norėjosi pridėti tokių smulkesnių detalių. O dabar užsimaišiau tokios šviesesnės spalvos, tokios elektrinės. Pabandysiu padėlioti potėpiu. Praėjo 1,5 valandos ir nežinau, galvoju, kaip čia man nepersistengti. Gal kaip ir link pabaigos paveikslas, gal baigtas, o gal kažko šiek tiek trūksta, tai nežinau, biškį pasimetus esu. Dabar su šviesiai geltona spalva keletą atspalvių dar pridedu, bet šiaip man jisai jau patinka. O tau kaip? Hello. Na tai ką, šiandien turime jau 4. dieną, kai tapysiu šį paveikslą. Jau jam yra skirta 12 valandų. Galvoju, gal reikia šiek tiek daugiau detalių čia, įvesti šiek tiek geltonos atspalvių. Bet manau, kad kaip visą laiką viską tiesiog pajausiu procese tapydama. Bet šis paveikslas labai spinduliuoja pavasariu, dabar už lango šviečia saulė, tai labai geras šiltas emocijas sukelia. Sveiki, tai šiandien yra 5. kartas, kai prieinu tapyti prie šios drobės ir vakar patapiau tik tai pusvalandį, tai bet geriau pusvalandis nei nieko. Žinokit, manau, nusprendžiau, kad viskas. Paveikslas baigtas, beliko uždėti parašą. Žiūrėjau į jį, galvojau, ar tikrai dar kažko reikia, bet galvoju, gal nebereikia man jo daugiau apkrauti. Palikti vietos kvėpuoti, čia daugiau detalių ir viskas taip labai, gerai. Dar paryškinau va čia kurias linijas tamsiau, nes buvau ant viršaus sušviesinus. Na ką, tai laikas padėti parašą. Paskutinis žingsnis. Wow. Sveiki, tai paveikslas baigtas. Vakar jį užbaigiau, bet šiandien nufotografavau kūrinį, ruošiu nuotraukas socialiniams tinklams ir savo parduotuviai. Galvoju pavadinimą ir beredaguojant nuotraukas kažkaip pagalvojau, kad nepatinka man kai kas per čia. Žodžiu, dažnai tai būna, kai atrodo jau pabaigė, uždedi parašą ir tada kažkaip žiūri. Gal dar šitą vietą norisi šiek tiek pakeisti. Tai yra paveiksle tokie nubėgimai, tai tie nubėgimai man patinka, bet yra va šita linija ir va šita linija. Tai va šitas man 2 linijos tiesiog iškrenta iš konteksto. Ir jaučiu, kad nenoriu aš jų čia. Pabandžiau dar per Canva paslėpti jas, įdedu nuotrauką, tai va taip pat turėtų atrodyti kūrinys be tų linijų. Nėra, kad čia labai didelis skirtumas, bet noriu jį padaryti. Tai pabandysiu užtapyti tas 2 linijas ir pažiūrėsiu, kaip gausis, ar gausis taip pat lengvai, kaip ir kompiuteryje, tiesiog jas paslėpti. Žiūrim. Šiaip galvojau, kad bus sudėtingiau ir užtruks ilgiau, bet visai greitai man pavyko tas linijas užtapyti ir pasiekti norimą rezultatą. Na ką?
Wow, kaip keista iš tikrųjų ir kaip gera tiesiog atsisėsti dabar čia jau prie baigto paveikslo. Tiesiog jaučiuosi, kad čia kaip prizas kažkoks dabar man, ypač kai filmau visą procesą, nesudariusi tokio dalyko, tai ir pačiai buvo įdomu, bet įdomu, ar tau buvo įdomu, tai parašyk komentaruose, ar patiko, ar norėtum daugiau tokių video. Paveikslą nutapiau bendrai paėmus per savaitę laiko, bet ne kiekvieną dieną tapiau, tai tapiau 5 dienas. Bendrai sudėjusi gavosi maždaug apie 14 valandų ir paveikslo pavadinimas yra Gelmių šviesa. Tai noriu dabar tau tiesiog paskaityti šiek tiek apie paveikslą, ką jisai reiškia, kaip po ilgos žiemos išgirsti pirmą kartą sučiulbant paukštelį. Kai eini baimės taku, bet išvysti šviesą, kuri suteikia viltį. Kai po ilgos audros pajunti ant skruosto pirmą saulės bučnį. Kai apkabini artimą sielą, kurios nematėjau ilgą laiką. Kai ilgai kažko laukiai ir tai atėjo. Be šviesos nėra tamsos, bet tamsos šviesa nebūtų tokia laukiama. Šis kūrinys apie gyvybę, kuris skverbėsi net pro sunkiausius momentus. Tai yra, ką aš jaučiu žiūrėdama į šį kūrinį, ką jame pavaizdavau, bet kiekvienas mes esame labai skirtingi ir galime matyti skirtingus dalykus tame pačiame kūrinyje. Tai visai netikėtai gavosi taip, kad gavau nuomonę iš 3 sekėjų, 3 skirtingų žmonių. Tai buvo 3 merginos, ką jos mato šiame kūrinyje. Tai Vilija. Iš tamsumos skverbėsi šviesa, gyvybė rodanti atgimimą. Tamsiai violetinės detalės man priminė kaip mirties tamsumos slopimą. Čia neblogąja esmė, kaip gyvybės ratas, kuriame visada yra pradžia ir pabaiga. Iš jos skverbėsi šviesios šiltos spalvos, kurios primena gyvybę, džiaugsmą. Tiesą sakant, paskui buvo atėjusi mintis, kad primena ląsteles, kurios jungiasi kurdamos naują gyvybę. Paveikslas spinduliuoja džiaugsmu, ramybę, kad ateina pavasaris, naujas šviesus etapas, kai visa gamta atgimsta. Pažvelgus į jį, tik norisi, kad ta šiluma ateitų greičiau. O, Guostė. Kol kas man nepasijautė gyvybingų emocijų, labiau niūruma lyg, bet kodėlgi ne. Galima susijęti su tirpstančiu sniegu, kuris miestuose toli gražu neromantinės baltos spalvos. Ir Greta man viduryje primena vaiko embrioną, kai moteris laukiasi. Gražu. Labai gera, kad mano menas taip rezonuoja su jumis ir suteikia tokias skirtingas ir gražias emocijas. Tai tuo ir noriu užbaigti šį video, kad kiekvienas mes esame skirtingas, kiekvienas jaučiame skirtingus jausmus ir tas pats menas gali visiškai reikšti kiekvienam skirtingus dalykus. Tai labai įdomu, ką šis kūrinys simbolizuoja tau. Pasidalink komentaruose. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Nepamiršk prenumeruoti mano kanalo ir paspausti like ant šio video. Tai labai man padės kaip kūrėjai ir žinoma paskatins daugiau sukurti tokių video, nes tokie video iš tikrųjų kuriasi ganėtinai ilgai, kol nustapo visas kūrinys. Tai ačiū, kad žiūrėjai ir tikriausiai iki kito susitikimo. Pamiršau pasakyti, kad šis kūrinys yra laisvas ir jį gali Ką tik gavau gėlių? Pamiršau pasakyti, kad šį kūrinį gali įsigyti ir jį rasi mano elektroninėje meno parduotuvėje artedia.store. Man asmeniškai šį kūrinį labai patiko tapyti, labai atsipalaidavau jį tapydama. Mano favoritas tikriausiai jo. Tai daugiau dar mano kūrinių gali rasti irgi mano meno elektroninėje parduotuvėje. Esu nutapiusi ir daugiau ir neplanuoju sustoti. Čiau! Ačiū, kad žiūrėjai.